Toliau keliaujame po Prancūziją. Atvykstame į Lyoną. Įdomu, kad Čiurlionis prieš 120 metų keliaudamas po Europos meno muziejus iki Prancūzijos nebuvo nuvykęs. Kaip bebūtų, Čiurlionis čia žinomas. Mūsų pašnekovai Violeta Kutas. Prie manęs prieidavo žmonės ir klausdavo apie Čiurlionį. Pierre Jasquin. Čiurlionį galbūt lyginčiau su Rilke. Bernadette Dabė. Čiurlionio preliudus ir Sofijos Kymantaitės eilėraščius jungia ta pati dvasia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jei kalbėsiu per stipriai, tai erzins klausytoją. Ne, tai ne Monė, nei Pikasas. Lietuvoje yra piramidžių? Čiurlionio nežinojau. Galėčiau jį lyginti su Rilke. Je me suis réveillée soudainement et j'ai été stupéfaite. Tant d'eau calme, claire et transparente. Je suis Violeta Tamašauskaitė-Kutas, pianiste d'origine lituanienne, pianiste, musicologue, auteur des livres, conférencière. Šį kartą prie vairo Violeta Kutas, ją galima vadinti Čiurlionio ambasadorė Prancūzijoje. Oui, s'il vous plaît. Merci. O, klausykit, man atrodo, aš čia įžūliai įlindau, bet negaliu. Čia pasirodo autobusams. Taip, važiuosim dar toliau. Šį kartą lietuvių genijaus ieškosime Lyone, bet pradėkime nuo prancūzų įpročių. Jie valgo gražiai. Jie niekada neužkandžiauja. Pavaišinsi kolegą ten kokiu šokoladu ar saldainiu, tai jis jį pasidės. Pasakys, tai va 5 valandą aš. Juos išmoko to nuo pat vaikystės. Nepult prie maisto. Rodos įslydom. Violeta mokėsi Vilniuje. Tuometyje Lietuvos konservatorijoje Violeta studijavo pas Olgą Šteinbergaitę. Mokėsi aspirantūroje Sankt Peterburge, stažavosi Karališkoje muzikos akademijoje Londone. Nors emigruoti iš Lietuvos ir neplanavo, į Lyoną vykti prikalbino Violetos vyras. Ir tai jau 30 metų istorija. Pasak Violetos, nors prancūziškai ji išmoko per 3 metus, vis dėlto prireikė 10-mečio, kol ji perprato vietinę kultūrą ir tapo jos dalimi. Šiandien Violeta aktyviai koncertuoja ir moko groti vaikus. Pour terminer cette émission consacrée à Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Girdite prancūzų RCF radio stoties programą visiems melomanams 2023. Violeta Kutas pristato Čiurlionį, kurį atlieka Domarkas, Landsbergis ir Zubovas. Il écrivait en parlant de l'œuvre musicale de Čiurlionis. Il n'y a pas d'ici ni du Tchaïkovski, ni du Chopin, ni du Strauss. On entend des paroles nouvelles et originales. 30 laipsnių pavėsyje. Nuo jos slepiamės Lyono dailės muziejaus vidinėme kiemelyje. Iki Prancūzijos revoliucijos čia buvo Šventojo Petro karališkojo vienuolyno teritorija, 17 amžius. Violeta šiandien dirba ir muzikos mokykloje. Ji pastebi, kad muzikos pamokos Prancūzijoje kitokios. Mano vaikystėje laiptinėse vaikinukai su gitaromis grojo iš klausos, iš ausies ir jie darė labai gerą darbą. Jie save lavino patys. Dabar šita pati, sakykime, veikla, šitoks muzikavimas, jisai yra asistuojamas kompiuterio, jisai asistuojamas visokios aparatūros, visos įmanomos, jis asistuojamas visokių programų.
Ir labai gaila, kad 80 metų žmogus va taip pabuvęs, sakykim, kad ir mūsų mokykloje, nemoka natų rašto, neskaito natų. Čia yra muzikos pradžiamokslis, vadovėlis fortepijonui. Mes esam 4 autoriai. Reiškia, prancūzų pianistė, Françoise Ducrot ir 2 iliustratoriai, Jūratė Bučmytė ir Albertas Krajinskas. Čia yra tik tai liaudies muzika. Visi vaikai, kokios tautos jie bebūtų, kokios kilmės jie bebūtų, jie turi tą kultūrinę atavistinę savybę, tai yra atavizmas mano galva. Jie atpažįsta tą, nesvarbu iš kokios šalies atėjęs tas motyvas. 7 metų vaikas, dar nelabai mokėdamas skaityti natas, jau suprato, kokia pradžia, jis ją atspėja. Remiantis naujoju mokymosi metodu parašytas muzikos pradžiamokslis pavadintas įkvepiančiai Kelkime bures. Vadovėlio iliustratoriai lietuvių dailininkai supažindina Prancūzijos vaikus ir su lietuvišku kraštovaizdžiu. Iliustracijose neringos kraštovaizdžio motyvai, kuršių žvejų ar atplaukiantis vikingų burlaiviai. Beje, kaip patys autoriai sako, jie buvo įkvėpti vieno Čiurlionio piešinio. La musique souvent me prend comme une mère. Charles Baudelaire. Muzika mane supa taip kaip jūra. Muzika yra amatas, toks pat amatas kaip žvejyba, kaip žemės ūkis. Tai yra amatas, kaip puodų žiedimas. Vat, tas priartina prie supratimo, kad tai, ką mes darome prie instrumento, yra amatas ir nieko daugiau. Menas ateina po to. Buvusi vienuolyno kiemą paliekame su knyga. Nujaučiame, kad šiame vadovėlyje bus ir kažkas čiurlioniško. 1906-ieji Čiurlionis, finansuojamas mecenatės Bronislavos Volman, leidosi meno pažinimo kelionę po Vidurio Europos muziejus ir galerijas. Kelionė prasidėjo Istebnoje, Lenkijos, Čekijos pasienyje. Vėliau Praha, Dresdenas, Niurnbergas, Münchenas ir Viena. Savo broliui Povilui Čiurlionis rašė, kad aplankė 14 paveikslų galerijų, 5 muziejus, keliasdešimt bažnyčių. Kelionė buvo intensyvi ir varginanti. Naktimis mirkydavo vandenyje sutinusius padus ir kulnus. Pasak Čiurlionį tyrinėjusios menotyrininkės profesorės Rasos Žukienės, Miunchene prancūzų dailininkų parodoje Čiurlionis matė Sezano, Gogeno, Sera darbus, bet nieko įdomaus neįžvelgė. Čiurlioniui paliko įspūdį Puvis de Chavano darbas, turintis melancholiško paslaptingumo aurą. Iš Čiurlionio laiško kelionės mecenatei Bronislavai Volman. Neišdildomi atsiminimai, įspūdžiai visam gyvenimui. Tai ir Niurnbergas, Praha, Van Deikas, Rembrantas, Bioklinas, na ir Velaskesas, Rubensas, Ticianas, Holbeinas, Rafaelis, Murillo. Kastukas. Nuo vasaros karščių gelbėja vanduo. Pokalbį su pianiste ir pedagoge tęsėme kavinėje Liono centre. Kalbėsime apie Čiurlionį, beprotišką gyvenimo tempą ir apie meditaciją, pomėgį nieko neveikti. Bet pradėkime nuo puodelio arbatos. Mane arbata hipnotizuoja. Spalva arbatos yra kažkas ypatingo. J'ai que des petites bouteilles d'eau minérale. Très bien. C'est bon, ça vous va? Oui, oui. Vous en voulez combien? 3. 3, d'accord. Merci. Lione, būtų žmonių, kurie žinotų, žinotų Čiurlionio vardą. Melomanai. Čia yra tokia asociacija muzikos mėgėjų draugija. Aš jiem vesdavau tokias pamokas. Jų tarpe buvo tokių, kurie patys prieidavo prie manęs ir klausdavo apie Čiurlionį. Tas buvo labai malonu. Violeta Kutas Lione ne tik dirba muzikos mokykloje, bet ir intensyviai koncertuoja. Be to ją galima pavadinti ir Čiurlionio ambasadore. Viskas prasidėjo beveik prieš 25 metus. Jie pakvietė skaityti paskaitą apie Čiurlionį Grenoblio Stendalio universitete. Beje, Grenoblis giminiuojasi su Kaunu. 2001-aisiais Čiurlionio paveikslai eksponuoti Orsė muziejuje.
Per atidarymą Čiurlionio kūrinius grojo profesorius Landsbergis. Dar po poros metų Berliozo festivalyje Violeta Kutas grojo klasikinės muzikos rečitalį, jį baigė Čiurlionio kūriniais, pasak Violetos, lietuviškumo atspindžiu. Yra keli originalūs kūriniai ir čia pasiryžau, išdrąsėjau ir įdėjau 2 Čiurlionio kanonus ir pristatymas kompozitoriaus. Man labai patinka Čiurlionio kanonai. Labai gražu. Čiurlionių išskirtiniai 1909-ieji susituokė su Sofija Kymantaite, išvyksta į parodos pristatymą Peterburge, o gyvena Plungėje, kur nutapo 20 paveikslų, taip pat ir aukurą. O mes esame Liono centre. Ar prancūzai ištars Čiurlionio pavardę? Čiurlionis. Tikrai nežinau. O, paveikslas. Taip, tai paveikslas. Atsiprašau, nepažįstu jo. Neįžiūriu, nežinau, kas tai. Piramidė, tik nežinau kokia. Atrodo, kad netikra. Ak, tai paveikslas. Tai Olimpijos paveikslas. Ne, tai ne Monė, nei Pikasas, nežinau, kas tai. Galbūt Monė, nežinau. Galbūt Čiurlionis. Nežinau. Kas čia vaizduojama? Piramidė? Taip, piramidė. Iš kur? Jis iš Lietuvos. Lietuvoje yra piramidžių? Keliaujame toliau, nuo Liono į pietus, 1,5 valandos automobiliu, Žiljons apylinkės. Čia stovi neseniai restauruota Romos laikų koplyčia priklausiusi Benediktinų vienuolynui. Visiškai sugriauta koplyčia padovanota restauratoriaus Piero Josquin šeimai. Moi, Pierre Josquin. Soyez les bienvenus. Pieras kartu su vietos bendruomenė savo rankomis koplyčią atstatė. Tik Pieras turi raktus nuo koplyčios durų. Čia mes ne vieninteliai lietuviai. Ant koplyčios sienų kabo tautiečių menininkų Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko tete-a-tete su Čiurlioniu. Sveikinu Jūs atvykus. Sveiki atvykę Lietuvos televiziją. Koplyčiai beveik 900 metų. Čia galima pamatyti ir neolito laikų radinių. Neolito laikų kapavietė. 5–6 tūkstančių metų. Neolito laikotarpis. Laidojamųjų pėdos būdavo nukreiptos į šiaurę, o krikščionių į rytus. Ensuite, les chrétiens, les pieds à l'est. Voilà. 18 amžius. Le Sacré-Cœur, là. Čia Jėzaus širdis. Ici, le Sacré-Cœur. Ah, ce qui est marqué. Oui, très intéressant. Tai įdomu. Čia buvo užrašas, bet man jis nepatiko. Dievas stebi tave, nusidėjėlį. Suprantat? Dievas stebi tave, bastūne. Čia 19 amžius. Bažnyčia baudžia. Griežtai. Man tai nepatinka, todėl aš jo nerestauravau. Durys buvo visiškai supuvusios, nebuvo galima atidaryti. Buvo 14 dažų sluoksnių, mėlynų, raudonų, žalių. Taigi, užmerkime jas chemikalų vonioje ir taip atsirado šis stebuklas. Sutaisėm, įstatėm ir pakvietėm rėmėjus ir jų akyse pasirodė ašaros. Aš nesimeldžiu, nepraktikuoju jokios religijos, tik asmeninį dvasingumą. O čia visa Žiljono istorija. Pasak Piero, čia buvęs kapinynas nuo neolito iki Prancūzijos revoliucijos laikų. Šalia koplyčios palaidoti ir Piero vaikai. 33 Bertranas, čia pat ir dukters Odette kapas.
2e siècle après Jésus-Christ. Antras mūsų eros amžius – galų romėnų. Čia romėnų elementai, rutuliai ir panašiai. Galvos apvalios ne kaip romėnų, o kaip galų. Juos galima pamatyti jojančius ant žirgų. Štai. Voilà. Ici, les seigneurs de Cléribos. Čia 400 metų buvo laidojami Kleribo feodalai. Čia, apačioje. 400 ans, là, en dessous. Ça s'appelle une litre. Tai vadinamasis litras, juodas papuošimas, skirtas feodalo laidotuvėms. Viskas autentiška. Romos vienuolyno durys. Joms 150 metų. Compliqué. Attends. Voilà. Tai kaip čia pasakius, lyg draudimo liudijimas, krikščioniško draudimo, labai krikščioniško, taip tarsi apdraudžiamas vienuolynas. Romėnų laikotarpiu, pastačius šventovę, būdavo įprasta skirti prižiūrėtoją. Prižiūrėtojas rūstokas. Šiek tiek. Taigi, birželio 21 dieną, kai prasideda vasaros saulėgrįža, jis didingai pasirodo. Saulė patenka pro ten esančią ertmę, kuri lyg akis. Saulė nusileidžia ir 18 valandą įvyksta stebuklas. Tai ypatingas reiškinys, kurio pamatyti kasmet atkeliauja koks 500 žmonių. Žiljons asociacijos ir Lietuvos garbės konsulo, beje apdovanoto Lietuvos diplomatijos žvaigžde Piero Minonzijo iniciatyva, šioje koplyčioje dažnai apsilanko lietuvių menininkai, skamba ir Čiurlionio vardas. Parodos autorė, architektė restauratorė Jūratė Bučmytė ir dizaineris Albertas Krajinskas inspiruoti Čiurlionio piešinių ir eskizų bei Kuršių nerijos gamtos, architektūrinio peizažo, senųjų Kuršių laivų ir Krikštų kapinėse. Tete-a-tete su Čiurlioniu. Iš Giljons koplyčios paroda keliaus po Prancūziją. Čiurlionis lyg didysis lietuvių dailės protėvis. Galėčiau jį lyginti su Rilke. Jie abu buvo didžios dvasios. Atvyksta jums pažįstama Violeta Kutas ir aktorė Bernadette Dabert, kuri pastebėjo, kad Sofijos Kymantaitės eilėraščiai ir Čiurlionio preliudai tarpusavy susiję. Tu es celle qui picole sans arrêt. Ouais, t'es trop du On te voit toujours avec un verre à la main. Non, non. Et voilà. Bon, on se met ici. Atidengsi fortepijoną? On va ouvrir. Taip atidengsiu. Mais pas grand. Jis nėra didžiulis. Tiek ir pakanka. Parce qu'on aura plein. Violeta ir Bernadette ruošiasi Čiurlionio pristatymo vakarui. Voilà. Et donc, Nerandu, kas pristatytų Sofiją geriau nei jos eilėraštis, kuris pasirodo sutampa su vienu iš Čiurlionio preliudų. Bizarrement avec l'un de ces préludes. Et alors Tu groji, o aš skaitau, ar laukti pauzės. Nuspręsim, kaip daryti. Štai žiūrėk. Jis pavadintas Pavasariu. Pavasaris. Pavasaris. Ici. Je me suis réveillée soudainement et j'ai été stupéfaite. Tant d'eau calme, claire et transparente, mais pas de fond en vue. J'ai regardé dans les profondeurs, il n'y avait pas de fond et pas d'ombre. J'étais seule dans un petit bateau, l'eau se balançait doucement autour de moi. Est-elle sans fond? Sans fond, en effet, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Les ailes de ma peur se sont mises à bruisser. Mais
la joie ailée, la chassée. Bernadette Dabert, comédienne. Alors, à Gilon. Kelerius metus buvau kviečiama į Žiljono koplyčią skaityti tekstų. Čiurlionio nežinojau, su juo mane supažindino Violeta. Taip pat žaviuosi jo žmoną rašiusią poeziją. Čiurlionis tapė tikrai įspūdingus paveikslus ir mirė labai jaunas, tiek žinau. Ir visai netikėtai atradau jo paveikslus. Aš taip pat kuriu koležus ir tapau paveikslus aliejiniais dažais. Kadangi turėjau 9 metais vyresnį brolį, kuris nuostabiai piešė, stebėdavau, kaip jis dirba ir mokiausi pati. Nelankiau jokios mokyklos, tik piešdavau, ypač tapydavau, nes man labai patinka tapyba aliejiniais dažais ir jų tekstūra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 11e mesure, mais après il ne reste pas grand-chose. Voilà, les ailes de ma peur. Štai sušlamėjo baimės sparnai, bet nuvijo ją šalin sparnuotas džiaugsmas. Jei kalbėsiu per stipriai, tai erzins klausytoją, negerai. Tai tikrai intimu, tarsi apmąstymai. Il y avait du silence, un silence mystérieux, mais tu sais... Buvo tyla, paslaptinga tyla. Bet žinai, tyla niekuomet nėra tuščia. Klausiau vandens, tylos ir jutau, kad tyloj yra daugiau gyvos sielos, negu griausmingoje audroji. Tamsios perregimos vandens bangos, tarytum šlama, šneka ar dainos aidą glamonėja. Klausau. J'écoute. C'est si calme. C'est la grande et la petite. Tai varpai, didysis ir mažasis. Jie skirtingi. Très beau, hein? Miestelėje sklando tokia istorija. Kažkada čia atvyko vokiečių karininkas, ieškojo metalo ginklams ir nusprendė nukabinti šiuos varpus. Bet vietiniai karininką dosniai pavaišino vynu. Varpai buvo palikti ramybėje. Nedaug žinau apie Lietuvą, bet mane labai domina tie mažučiai žmonės įstrigę tarp lenkų ir rusų. Ir kalbų grupės skiriasi nuo slavų ar germanų. Lietuvos padėtis mane domina. Be abejo, vieną dieną ten atvyksiu. Apsilankysiu pas jūs. Dėkoju, taigi. Nepažįstu natų. Visai nemoku. Ką daryti? Mano mama dainuodavo, tik kartais nepataikydavo į natą. Tai aš ją esu beauštanti aušrelė, nusiuntus mūsų leidėjai, kuri turi savo chorą ir kuri manęs paprašė keleto Čiurlionio dainų jos chorui. Tai aš jai siunčiau beauštantį aušrelę. Jai labai patiko. Šiandien pro Žiljons koplyčią eina Santiago de Kompostelos piligrimų kelias. Keliauninkai čia susipažįsta ir su Čiurlioniu. Paskutinį kartą prieš keletą mėnesių čia skambėjo lietuviškos sutartinės. Lietuvos sezono Prancūzijoje metu. Čia turbūt gražiausia šito lankomumo dalis, kada žmonės ateina neplanuotai, atranda tokį perlą vidury kaimo.
Ačiū labai. Sukurti Čiurlionio, inspired by Čiurlionis. Tai tarsi ekskursija po Čiurlionį, kurio nebėra. Jį prilygino netgi žiedų valdovui. Jis lietuviškasis Rembrantas. Nežinau, ar jo menas sunkiai suprantamas. Gražūs podeliai, bičiuli. Buvo toks klausimas. Esu ir direktorius, ir kuratorius. Aš irgi įkvėptas Čiurlionio. Inspireerd door Čiurlionis. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje. Sukurti.